vėl išgremžė, vėl išdaužė, vėl asfaltavo, padarė tos gūbrius ir atkreipkite dėmesį. Čia ne va tai bus, reiškia, pėsčiųjų perėja, bet pėsčiųjų perėja nueina į niekur. Nei čia šaligatvė vienoj pusėje yra, nei čia kokio tai perėjimo, nieko čia nėra. Tai jau toks projektavimas šitų bepročių, kitaip žodžių neturiu, bepročių ir debilų, va. Jie Birželio alėją čia pasodina. Kam tie birželiai? Prie upės pilna medžių. Nu, čia yra kažkas, tai, protų nesuvokiami dalykai. Apkarpė medžių šakas, kad jos čia neįsikištų į pusę ir pasodino tų medelių. Tai vat, toliau važiuokit, vat, čia įkišti visi į tarp medžių tie visi dalykai. Paskui nueisim toliau biškučiuką. Aš jums parodysiu, reiškia, kaip suprojektuotas kelias. Tai čia nei juoktis, nei verkti. Tiesiog kažkas tai reiškia protų nesuvokiami dalykai. Tai vat, o čia toks darbas. Reiškia, iš karto matėsi, kad reiškia nesilaikoma jokio, statybininkai nesilaikė, nematavo, koks yra nuolydis. Dabar, reiškia, lietutis vos palyjo, nedidelis vakar lietutis jau balos taučia. Reiškia, nuotekų lietaus kanalizacijos, reiškia, tas anga padaryta šalia, o šalia bala susiformuoja. Tai reiškia, ten kiek reikia būti bukapročiams ir viską matė, darbų vykdytojas čia vaikščiojo. Mes ir kalbėję esam. Tai vat, matot, va, bala. Kiekvieną kartą čia bala. Tai čia gali dviratininkai važiuoti per tas balas. Ir kodėl tos balos, kam tos balos. Tai va tokie va dalykai. Dabar va ant šaligatvės staiga atsiranda, va, čia irgi, kaip matot, niekur nėra jokių bordiūrų. Nėra bordiūrų. Nu tai ką, matyt, bordiūrai čia Benkunsko ar kam nors kitam išvažiuosi, aptversi jo sklypą, aptversi jo namą. Nu, kodėl tenai šitie atitvarai, kam tie atitvarai? Dabar čia žiūrėkit, padaryta žaluma. Nu, kam šita žaluma reikalinga buvo padaryti? Aš tai nesuprantu. Va. Prisodinta čia krūmelį, kitur nėra, būtent čia krūmelį auga. Va, auga krūmeliai. Ir paskui jau atkreipsi dėmesį. O kitoj pusėje teisingai medžiai susodinti. Viskas tvarkoj, labai gerai valioja ir stulpai sustatyti žmoniškai. Va, čia kadangi čia nebuvo medžių, čia reikalingi. Viskas čia gerai, čia puiku. Va, dabar reiškia čia toliau. Va, kokie stulpai šleivi, kreivi. Pasvyręs va vienas. Nieks nieko nesutvarkė. Nei to elektros kabelio, kuris ten viršui neužkasė. Tai va čia tokie šiknarankiai ir šiknagalviai statybininkai ir architektai dabar pas mus. Čia kažkokie tai bepročiai dabar formuojasi valstybė. Vat dabar žiūrėkit toliau va. Va stulpas, kaip jis paliktas tas pasvyręs kaip Pizos bokštas stulpas, viskas gerai. Čia jau tokia gatvė, čia tokia rekonstrukcija. Pasižiūrėkit va. Puiku. Dabar kas čia pridaryta? Reiškia, kokie tai užsisukimai, kokie tai posūkiai. Va čia salelės kažkokios tai. Nu kažkokia tai durnių, reiškia, ligoninė. Žmonės čia stovėjo, pensininkai sako, kas čia bus? Tai vienas, ne, čia tikriausiai autobusų stotelės. Tai autobus, ne, čia jokių autobusų stotelių nebus. Ne, čia yra idiotas, architektas. O dabar prieisim prie super kvintesencijos. Tai čia vat idiotizmo viršūnė kokia gali būti. Va jungiasi senas takas, kur darytas, su dabartiniu šito taku. Pasižiūrėkit, va. Eina salelė, kaip ta salelė eina. Va su žibintais ir jinai staiga baigėsi. Reiškia, proto neužteko. Dabar čia eina šaligatvis, kuriuo aš einu. Ir staiga jisai baigėsi žolėjai. Nėra tęsinio, nesueina šaligatvį, nesueina takai. Koks čia bukaprotis. Nu, čia sako, Šimašiaus tą matyt, projektavo tą dabartinę žmoną jo. Tai va, toks lygis čia Vilniuje. Tai va, o toks lygis čia. Tai va, toliau einam be protino. Aš čia dar truputėlį, labai atsiprašau, pratęsiu. Tai čia va, ta jungtis tokia gavosi. Čia jau buvo padaryta prieš 2 metus. Čia dabar jau einam pėsčių ir dviračių takas per brūkšnelį. Čia reiškia kartu vaikščioti, kas tiesim su dviratininkams, nes proto ir viso šitos minties tiem bukapročiam architektūrinės pritrūko, kaip normaliai sujungti, reiškia,
toliau Vileišio gatvę už tilto esančią su šito gabalo. Nu tai va dabar va čia tokia situacija. Čia keli metrai ir mes prieisim. Aš truputį išjungsiu iki kol tai įsiu tenai.